Labas visiems. Na ir štai nauja diena, naujas Agatos video. Tai sveikinuosi su kiekvienu, kas žiūrėsit šį video, kas žiūri dabar šį video. Nesvarbu, jūs esate čia pirmą kartą, ar jau esate mano pastovus žiūrovai. Dėkoju jums, kad esate, dėkoju, kad žiūrit, dėkoju, kad prenumeruojat, kad komentuojat ir kad jums yra naudinga. Man tai yra svarbiausia, nes būtent dėl to aš visą tai ir darau. Ir dėl šios pačios priežasties, aš nusprendžiau rašyti ir šį naują video. Šiandien žinote, apie ką kalbėsim. Dabar pasakysiu labai abstrakčiai ir paskui jau eisime, truputį siauriau. Šiandien kalbėsim apie tai, apie ką daugelis nesusimasto, ko daugelis neidentifikuoja, arba kas daugelis galvoja, kad yra šių dienų, žinote, norma. Mes šiandien kalbėsime apie nerimą. Ką jūs pagalvokite dabar, kokios jums asociacijos kyla, ką jūs galvojate apie nerimą, kaip jūs galvojate, kaip tas nerimas aktualus jums, nerimaujate jūs, ar jūs galbūt laikote save visiškai ramiu ir visai nerimastingu žmogumi. Pagalvokite, nes mano asmeninė patirtis, darbinė turiu omeny, tiek mano kaip žmogaus jau asmeninė patirtis, byloja, kad visi žmonės, čia tie, kurie buvo pas mane ir tai, ką aš matau aplink save, kurie sako, kad jie nepatiria nerimo, kad jie neturi nerimo, beveik visais atvejais tai yra žmonės, kurie gyvena foniniam nerime. Tai foninis reiškia, kad aš jame gyvenu visada, 24/7, kad nebūna taip, kad jisai tiesiog truputį kyla, nusileidžia, kai nebeaktualu, arba aš matau tą nerimą ir aš žinau, ką su juo daryti. Ne, tai žmonės tiesiog nuolat gyvena tame nerime. Ir aš dabar kuriu naują projektą ir jau prie jo galima prisijungti, mano atskleistas potencialas ir jo esmė, atskleisti savo potencialą. Pamatyti savo stipriasias pusės, pamatyti netgi savo šešėlinės pusės, kurių mes nematom, bet kurių dėka mes galime pasiekti daugiau, realizuoti žymiai geriau save. Ir mes tame projekte pradedame nuo nerimo. Žinot, taip galima pagalvoti, o prie ko tas nerimas? Kaip čia dabar susiję, kad aš noriu daugiau realizuoti save, kad aš noriu suprasti, koks tas mano pašaukimas, kokia ta mano misija, kuogi čia man tame gyvenime užsiimti. Ir man Agata sako, ne, mes dabar projektus, technikas darysim, mažinsim nerimą, identifikuosim nerimą, dirbsim su pasąmonė, kad tą nerimą pasąmoniniam lygyje sumažinti. Kaip čia tas susiję, ne? Tai žiūrėkit, nerimas yra toks dalykas, jį galima net pavadinti žvėriu. Nerimas yra žvėrys mūsų viduje. Tai yra toks žvėrys, kuris neleidžia žmogui gyventi ramiai, kuris neleidžia žmogui realizuoti savęs. Kodėl? Nes tas žmogus, kuris gyvena nerime nuolat arba labai labai dažnai, jis neturi galimybės jausti savęs. Tam, kad mes suprastume, kuo mums užsiimti gyvenime, žinot, net ne taip gal plačiai, nors tai yra irgi labai platu, kokia mano misija, kuo man užsiimti, mes irgi projekte, aš pasakoju ir pasakosiu merginoms, gal nebūtinai merginoms, gal bus ir vaikinų, apie ką tai yra, kas tas pašaukimas, kas ta misija, kaip atrasti, labai daug yra iliuzijų šią temą ir mes būtinai apie visą tai kalbėsime. Jeigu jums įdomu, aš paliksiu nuorodą apačioje. Dabar jau galima prisijungti prie projekto, labai kviečiu kiekvieną, kuriam atsiliepia šios temos. Dar kalbėsiu toliau. Ir šitos visos temos, koks šis pašaukimas, ką daryti, ir yra žymiai daugiau labai smulkių dalykų, kad o kokį man dabar žingsnį atlikti, kad aš priartėčiau prie kažko. Žinot, dabar aš kiekvieną mintį, kurią sakau, aš nueinu vis tiek dabar iki to, dabar pas mane galvoje. Bet tam, kad eitų, turi suprasti tikslą. Bet tam, kad suprasti savo tikslą, pas tave taip pat neturi būti nerimo. Nes iš nerimo mes nesuprantam, koks tikslas yra mūsų, o koks tikslas yra pavogtas. Žinot, žmonės labai dažnai siekia ne savo tikslų. Ir aš esu tikra, kad kiekvienas žiūrintysis tai praėjo arba eina dabar ir galbūt to net nesupranta. Kaip tai atrodo? Aš pas kažką pamačiau,
galiu netgi sąmoningai nesuprast šito priežastinio pasekminio ryšio. Aš pas kažką pamačiau ir reikia ir man. Ir žinot, koks yra labai aiškus rodiklis, kad mes siekiam ne savo tikslų, kai mes to tikslo pasiekiam ir mes nejaučiam jokių teigiamų emocijų. Žinot, žmonės sako, aš tiek metų ėjau prie kažkokio tikslo, aš atėjau, aš tai gavau, pasiekiau ir nieko, aš nesu laimingas, aš nesu patenkintas, čia nėra jokio pasitenkinimo. Kodėl? Nes tas tikslas buvo ne tavo. Tas tikslas gali būti tėvų, ne? Pabaigsiu dabar bakalaurą, nes mama norėjo, kad aš būčiau ten teisininkė. Pabaigiau teisę, dabar 5 metus mokiausi, nes mama taip norėjo. Gavau tą diplomą ir žinot, būna žmonės, kur tiesiog pasiimk, sako, tą diplomą, jis buvo tavo, dabar aš einu gyventi savo gyvenimą. Arba man dabar reikia labai skubiai ištekėti, viskas, dabar jau man sako močiutės, kad 25 metai jau viskas, riba, vaikai, čia reikia vaikus gimdyti, reikia tuoktis, viskas. Susitokiau, ir kas dabar? Ir nesuprantu, o aš tikrai čia tą žmogų pasirinkau, ar aš čia nepaskubėjau, ar aš čia dabar, ar aš tikrai to norėjau. Pati visi klausimai, ne? Kad, o kas dabar, kad kažkaip to pasitenkinimo ir laimės nėra, ne? Aš 2 pavyzdžius tik pateikiau, o kiek tokių yra, ne? Ten darbai, studijos, kažkokie pasiekimai, kažkokios ten verslai, ne? Piniginiai tikslai ir panašiai, kur pasiekia žmogus ir jisai nejaučia jokio pasitenkinimo tuo pasiektų tikslu, nes tas tikslas yra ne tavo. Bet tam, kad pajaust savo, pas tave neturi būti nerimo. Nes nerimas yra, įsivaizduokit, kad jūs esat ir kažkoks lyg kažkas, pastoviai sukasi, kad ranka trinkės, bet kažkas sukasi ir jūs nematot realybės, jūs negalit net susijungti su savimi. Nes kažkas viduje, aš taip išoriai parodžiau, ne, bet tai yra viduje, kad kažkas o taigi taip žmogus ir atrodo neribastingas, nes čia atsisėdau. Čia žinot, tas, kur nusėdėti negali vietoj, tas toksai, atsistojau, atsisėdau, nuėjau, paėmiau, čia padariau, čia atidariau vieną langą, čia uždariau, čia tabą, čia užėjau į Google, čia nuėjau į mailą patikrinti, čia dabar telefoną paskrolinau, čia notificationas iššoko, o tas žmogus jis taip ir atrodo, kodėl, nes ten viduj, kas tas viduj yra? Tai yra nerimas. Tai yra nerimas, kuris krato į skirtingas pusės ir žmogų bando kuo labiau išmušta, ne? Jeigu jūs jaučiat, kad jūs negalite tiesiog atsisėdau ir valandą dirbu. Kiek žmonių yra, kurie negali atsisėsti ir tiesiog dabar aš vieną kažkokį ten darbą dabar darau, vieną tabą esu atsidaręs, kažkokį, ar ten knygą skaitau, valandą laiko. Ne, čiagi šitas telefonas, prisiminiau, reikia nueiti, reikia pakeisti vietą, čia nebepatogu, palaukoti gal kitą knygą man dabar paskaityti, o čia dabar prisiminiau, kad čia neužsisakiau ten kažkokios prekės, o reikėjo draugiai paskambinti ir kiek jis galit, nejudant, išsėdės. Jau nekalbant, žinot, apie meditacijas, kai žmonės, aš negaliu, man klientė sako, negaliu, tu ką aš išprotėsiu, sako Agata, jeigu aš dabar atsigulti, aš net neprašau medituoti, žinot, kur būna, žiūrėk, kaip ten čia būtų naudinga tiesiog atsigult, 5 minutės pagulėti, susidurti su savo jausmais, paanalizuoti, kas dabar kyla. Sako, aš negalėsiu, aš nepadarysiu, nes sako, aš išprotėsiu, man tiek kils, aš sako, neišbūsiu su tuo, kas yra. Apie ką tai yra? Apie tą patį, kad aš negaliu nei kiek išbūti. Arba tos visos veiklos, ne, kur, čia darau, dabar reikia kuo daugiau būti užsiemusiai. Žinote, šių dienų rykštė kažkoks prakeiksmas yra. Ir kas svarbiausia, kad tai yra siekiamybė, nors tai turėtų būti vengiamybė, tas nuolatinis užimtumas. Žinot, žmogus, kuris turi poilsio darbo balansą, kuris nedirba viršvalandžių, kuris žiūri savęs, turi ribas, kuris aš esu prioritetas, o paskui ten yra vaikai, vyras, visa kita, ne? Oho, tu kažkokia kokia tu mama, jeigu tu dėl vaiko nesikratai, kokia tu darbuotoja, jeigu tu nesėdi kiekvieną dieną po 5 valandas viršvalandžių. Tau tikrai rūpi darbas, tau tikrai rūpi vaikas, o vyras,
O namai, kokia tu namų šeimininkė, kokia tu esi mama, kokia tu esi žmona, jeigu tu netvarkai namų, pas tave ateina namų tvarkytoja, tavo vaikas turi auklę, kokia tu esi mama. Įsivaizduojat? Arba darbuose, ne? Aš kiek su jumis dalinausi, aš kai dirbau samdomą darbą, aš per visą savo samdomo darbo karjerą, tai čia buvo kiek metų, dabar galvoju, kokie 6 metai, aš gal 2 kartus ar 1 kartą, vieną tikrai prisimenu, aš padirbau viršvalandžius. Jūs įsivaizduojat? 1 kartą. Per visus 6 metus. Visus kitus kartus aš 5 valandos, viso gero. Apie ką yra tas nuolatinis drebėjimas dėl darbo, dėl vaikų, dėl namų, dėl pasaulio, dėl įvykių. Čia yra nerimas. Tai yra nerimas. Ir kas yra paradoksaliausia ir baisiausia, kad daugumai tai yra siekiamybė, o ne vengiamybė. Suprantat? Kad nuo to reikėtų bėgti, kad tu nuolat būtum toks besikratantis. Nes nei vaikui reikia tos nerimastingos besikratančios mamos, nei darbdaviui nereikia to bijančio darbuotojo iš tikrųjų. Nes tas, kas nerimauja, jisai per tas 8 valandas jis galėtų padaryti ten 3 kartus daugiau, nei padaro su viršvalandžiais sudėjus. Nes jisai nerimauja. O apie ką yra nerimas? Po bet kokiu nerimu slepiasi kažkokia baimė. Kažkam galbūt staigmena, ne? Jeigu yra baimė, visą laiką bus nerimas. Ir labai dažnai žmonės, bijodami pasižiūrėti, o kas ten yra per baimę, ne? Nes baisu, nes reikės kažką su to daryti. Jie tiesiog daro daug labai neaiškių veiksmų. Aš toliau nerimauju, toliau darau, žinot, tas reikia daugiau dirbti, kad daugiau uždirbti, reikia daugiau daryti, kad daugiau padaryti. Ir visas šitas istorijos, jos apie ką? Apie nerimą. Ir žmogus niekada nepajaus, ką reikia tiksliai padaryti. Galbūt kažką reikia deleguoti, ne, ko aš galbūt nenoriu daryti. Bet kaip aš nežinosiu, ko aš nenoriu daryti, jeigu aš būsiu nerimastingas. Nes aš nejaučiu ryšio su savo kūnu. Jūs įsivaizduokit, jeigu žmogus turi nerimą, aš sakau, nerimą turi visi. Skirtingam lygyje, skirtingai jisai pasireiškia, bet šiuolaikiniame pasaulyje nerimauti realiai neįmanoma. Klausimas, kiek jūs identifikuojate tą nerimą ir kaip jūs mokate su juo dirbti. Ir žiūrėkit, koks yra dalykas, kad su nerimu nepaeina dirbti per kažkokius instrumentus. Ką aš turiu omeny, kad padaryk tą ir bus tau taip. Efektyviausias būdas dirbti su nerimu yra būtent pasąmoninėme lygmenį. Ką mes ir darysime per mano projektą, per psichoterapinės technikas, kai mes užsimerkiam, kai nuėmam šitas visus trikdžius, nes aš, kai esu atsimerkus, mano smegenys veikia taip, tas dažnis yra labai, ne? Dažnis tos bangose, ne? Jos yra labai dažnus ir aš nieko negaliu pakeisti sąmoningoj būsenoje, ne? Tiesiog neįsileis, pasąmonė manęs neįsileis. Ir pakeisti tas programas, sumažinti realiai nerimą efektyviai galima tik tada, kai mes naudojame psichoterapinės technikas. Kai mes užsimerkiame, mes atsipalaiduojame, mes susijungiame su savo kūnu per tam tikras technikas ir aš jūs vesiu per tai. Jeigu jums įdomu, jeigu jums aktuali šita tema, jeigu jūs jaučiate, ne, kad krato, nejaučiu, ne, būtina tai daryti. Jau šitą projektą jums verta ateiti vien dėl to, kad padirbėti su savo nerimu, kad jūs pajaustumėt galbūt pirmą kartą, o ką reiškia, kai tas nerimo lygis yra mažesnis. Ir aš pati, kai susiduriu, kai pas mane tas nerimas kilstelė, ne, kažką naujo darai, man su šito netgi projektu buvo irgi taip kuriu ir taip, vis tiek kažkoks nerimas yra ir žinot, aš taip, pas mane buvo kelios dienos, aš jaučiu nerimą ir aš galvoju, aš dabar nesuprantu, kodėl jisai kyla, nes aš jau šiaip gana greitai galiu identifikuoti savo priežastinius pasekminius ryšius įvairių dalykų psichikoje. Ir aš taip sėdžiu kažkurią dieną, rašau savo ryto puslapius ir aš suprantu, kad mano viduje yra tam tikra baimė, kurios aš nemačiau ir kurią aš, įsivaizduojat, jau aš žinau šitos visus dalykus ir vis tiek mane protas, taip matot, kaip apsuko. Ne, Agata, tu tiesiog čia žiūrėk, mane tas nerimas nuvedė.
Ir kai aš tik tai sumažinau nerimą, aš pamačiau, kad ten apačioj nerimo po nerimu yra baimė ir viskas. Ir aš jau supratau, ką man reikia daryti. Man tiesiog reikia dirbti su tą baimę, ne? Tai, pas mane dabar širpuliukai nueina, nes tai yra visiškai tiesa. Sakiau vienam video, kad jeigu yra tokia kūno reakcija, jeigu yra širpuliukai, dar ašaros kaupiasi ir šypsena, visą laiką tai yra tai tiesa. Ir aš net kai įrašinėjus video technikas, man būna tai praeina ir aš suprantu, čia tai reikėjo man pasakyti. Kas dar? Žinot, tas ADHD, žinot, kas yra ADHD? Aš kažkurioje knygoje skaičiau, apie tai irgi rašė. Aš dabar nepasakysiu prieš kiek metų, bet prieš ten ne visai daug metų ADHD jis neegzistavo. Įsivaizduojat? Toks sutrikimas, jis net neegzistavo, net paimkim kokius 100 metų, 200, aš neįsivaizduoju, kaip toks dalykas galėtų ar ten labai plačių mastų egzistuoti, ne? Nes apie ką tai yra? Tai tas negebėjimas sutelkti dėmesio, netgi trūkumas dėmesio, nes, pamečiau mintį. Kai mes negalim sutelkti dėmesio, norėjau kažką kito pasakyti. Kai yra stiprus nerimas, mes negalim sutelkti dėmesio, ne? Kuo mes dažniau to dėmesio nesutelkiam, kuo mes daugiau darome nerimastingų judesių, veiksmų, tuo mūsų nerimas tik dar didėja. Suprantate, ne? Kad jeigu aš jaučiuosi nerimastingas ir aš darau tą patį toliau, man lengviau, ramiau ir geriau nebus. Simptomo gydyti, pavyzdžiui, net žiūrėti tik tai į simptomą kažkokį į pasekmę, nepais. Kai jeigu nori daugiau uždirbti, reikia daugiau dirbti. Kas taip darėt ir paskui pamatėt, kad nelabai tai veikia, nes mes turim labai ribotus kūno išteklius, ir ribotą valandų kiekį paroje. Tai šitie dalykai neveikia, ne? Ir kuo mes labiau nerimaujame, kuo mes labiau einame į tą, kur sakiau, ne? Čia darau vieną, pradedu scrollint, visi tie soc tinklai, jie sukurti realiai taip, kad kuo labiau blaškytų mūsų dėmesį, kuo labiau dėmesio mes negalėtume sutelkti, ir čia jau yra tik mūsų atsakomybė su tuo dirbti. Aš jums parodysiu vieną knygą, kur jinai pas mane dabar yra. Radau. Labai gera knyga, šitą paskaitykit. Aš galbūt apie ją padarysiu kada nors, apie ją apžvalgą. Čia ne apie nerimą, čia apie dėmesį. Kaip mūsų dėmesį, kokie dalykai vagia ir panašiai. Bet dėl ko aš nesutikau labai stipriai su šituo autorium, aš pasakysiu jums, kad jisai, dėl to, kad mes negalim sutelkti savo dėmesio, jisai kaltina kitus, kad čia ne žmogus yra atsakingas už tai, kad jisai nemoka sutelkti savo dėmesio, kad jisai ten, pavyzdžiui, dabar jau ką aš pasakysiu, kad aš nemoku dirbti, pavyzdžiui, su nerimu, aš nematau savo nerimo, aš ten neturiu savo tikslų, todėl aš ten blaškausi, darau tą, nes tas blaškymas jis irgi iš ko yra, kad realiai žmogus jis nežino, ką daryti. Nes jam, pavyzdžiui, net jeigu irgi energija ateina, nors nerimas yra tas, kuris suvalgo visą realią energiją, žmogus, kuris yra nerimastingas, jis negali būti energingas. Čia tiesiog, taškas. Čia yra ne energija, čia yra nerimas. Ir projekte, beje, aš vakar rašiau, įsivaizduokit, valandos trukmės audio podcast'ą apie tai, kuo skiriasi energingas žmogus nuo nerimastingo. Kad žmonės jau iš visų tų pusių galėtų pastebėti ir identifikuoti, kur jie yra, o tai aš esu nerimastingas ar energingas. Ir aš garantuoju, kad ten nebus žmogaus, kuris pasakys, kad aš esu, tikrai matau, kad esu energingas. Ne, nes tokių yra vienetai žmonių. Ir kaip ir minėjau, šitas autorius, jisai atsakomybę jisai perkelia tiems soc-tinklams, kad čia ne mūsų atsakomybė, pavyzdžiui, mažinti ten, nežinau, skrintavimą savo, ar tiek, kiek mes scrollinam, ar taip, kaip mes blaškomės tarp tų appsų ir panašiai, ar kiek reelsų scrollinam. O čia sako, čia technologijos kaltos, čia Instagramas jūsų dėmesį vagia, čia Facebookas daro, dabar ten padarė infinite scroll prieš kažkiek metų tam, kad jūs ten negalėtumėt sustoti scrollinti ir panašiai. Tai šitas man knyga gera apie tą dėmesį ir kaip mes jo ir kodėl negalim sutelkti. Bet, sakau, buvo dalykai, kur taip vis tiek norisi tą atsakomybę perkelt pačiam žmogui, kad mes kiekvienas atsakingas. Ir nerimas yra tas dalykas, su kuriuo, kai mes pradirbam, man natūraliai, žinokit, aš kai būna irgi
ar ten išsiblaškau, ar nežinau dabar, vat, kuo man užsiimti, čia jau suprantu gerai, kad nerimas yra. Ir aš, kaip pavyzdžiui, jį sumažinu, man jau, žinot, nebesinori ten po tos appsus lakstyti, aš apskritai niekada ten tų reelsų nežiūriu, nu, nebūna taip, kad aš įklimpčiau, vat, kasdieną ir žiūrėčiau, pavyzdžiui, pas mane tokio visai nėra įpročio. Aš kažkaip kontroliuoju, aš labai jaučiu savo kūną, kaip man, net aš ten galiu susirašyti su kažkuo ir aš jaučiu, kad, nu, vat, praeina 10 minučių telefone, tiesiog, vat, neprasmingo laiko leidimo ir man bloga pasidaro. Įsivaizduojat, mano kūnas duoda reakciją, kad mane, lyg, žinot, pykint pradeda. Ir aš tokia, o stop, viskas, Agata, čia tu turėjai porą minučių iki to sustoti, bet dabar jau mes padedam tą telefoną. Tai va čia yra apie ryšį su savo kūnu. O kiek žmonių yra tiesiog, kurie įkrenta, paskęsta ir nemato. Nes kodėl? Nes neturi ryšio su savo kūnu. O nerimastingas žmogus, jisai nejaus savo kūną. Jisai nejaus, kaip aš noriu atrodyti, ane? Ką mano kūnui, ką reikia valgyti, aš valgysiu tai, kas galbūt yra šaldytuve, ar tai, ką man pasakė kitas, apsirengsiu taip tokią suknelę, kokią pasiūlė, kad geresnė yra vat, draugė ar mama, ar kokia nors stilistė, dirbsiu tą darbą, koks, nu, ten, kur pasiūlė geriau ir panašiai, o ne tas, kas man patinka, nes aš nežinau, kas man patinka. Aš būsiu irgi galbūt su vyru, kuris, nu, vat, patogu, o ne tai, kad ko aš iš tikrųjų noriu, ne? Nes aš nejaučiu, ko aš iš tikrųjų noriu, aš labai puikiai žinau, kas man nepatinka, ko aš nenoriu. Čia vat klasika yra konsultacijų, kad, nu, va, čia nepatinka, pagalvokit jūs irgi, ne? Kad kaip dirbate, jeigu dirbate su specialistais. Va, šitas nepatinka, čia nenoriu. Ir paskui, va, aš visą laiką privedu prie tikslo ir užklausos, ne? O tai gerai, o ko nori, ne? O tikslas koks, va, kaip tu nori, kad būtų. Ir 95% atvejų būna, nežinau. Tai va, apie tai mes ir kalbame, ne? Kad žinoti galime tik tada, kai mes turime ryšį su savo kūnu. Tai va, pagrindinis projekto tikslas mano šio, kuris dabar jau vyksta realiai, kuriame aš jau keliu technikas, podcastus, aš galbūt, jeigu čia vat, įkelsiu kažkokias ištraukas, kokius podcastus esu įkelus. Ir čia tikslas yra atkurti ryšį su savimi. Nes mes, kai atkuriam ryšį su savimi, mums viskas tampa aišku, ką dabar daryti, kokius veiksmus daryti, kokį darbą dirbti, ką dabar pavalgyti, ar galbūt dabar, jeigu laikas 12 valandą pietauti, ne, tai nereiškia, kad reikia eiti valgyti, nes tavo kūnas galbūt valgyti nenori, ne, bet ir, o reikia. Tai ne, kai mes jaučiam savo kūną, mes suprantam, kad, pavyzdžiui, pas mane būna dienų, kad aš visiškai visą dieną valgyti nenoriu. Ir aš neinu dėti burną maisto, nes šiandien aš nieko nevalgiau. Aš suprantu, kad vat vieną dieną per mėnesį yra normalu, kad kūnas jisai nenori valgyti. Jam tiesiog nereikia. Vat šį mėnesį yra diena detoks. Ir tada nereikia jums nei dietų, nei kažkokių priverstinių tenais dalykų daryti, ne, vers savęs. Nes jūs galite daryti viską. Valgyti viską. Tiesiog labai jausti, ko jūsų kūnui reikia dabar. Tai dėkoju kiekvienam, kuris žiūrėjote, tikiuosi irgi, esu tikra, kad gavote savo naudingų dalykų, kad kažką pastebėjote savyje naujo, tai būtinai man parašykite, ką atradote ir jeigu tik šita tema jums, žinot, klikina, kaip aš mėgstu sakyti, jeigu jinai jums atsiliepia jūsų viduje, tai būtinai prisijunkite į projektą, nekantrauju su jumis susitikti, susipažinti netgi, nes projekte bus ir audio podcastai, ir technikas, ir žinoma bus live paskaita, kaip be jos, čia yra mano mėgstamiausia dalis. Tai nuoroda apačioj, galite pasidomėti plačiau, jeigu turit bet kokių klausimų, parašykit man ir tuomet greitai susitiksime, ar čia, ar ten, kažkur, bet būtinai susitiksime. Tai ką, kaip visada, viskas iki.